Labas rytas, mėlyjeji, matau, kad jau jungiatės ir šiandieną yra didysis šeštadienis. Pas mus Romoje 8 ryto, pas jūs 9 ryto. Tai išties tridienis didžiojo susikaupimo ir kiekvienos dienos liturgija iš tikrųjų reikalauja begalinio tokio susikaupimo, ramybės ir tylos. Ir šiandien diena, išties galima sakyti, yra tokia, kai jau praėjo įvykiai, Jėzus jau yra kape ir dar neatėjo įvykiai, kuriuos mes švęsime Velyknakčio pamaldose. Tai galima sakyti, tai yra rytas, kada nėra Evangelijos. Ir tarsi tam tikras perėjimas, kuris vyksta ir kur iš tikrųjų reikia begalinio širdies atvirumo ir ištikimybės. Tai rytas, kuriame reikia begalinės kantrybės, kai protas negali pačiupinėti ir pagrįsti įvykių. Tai rytas, kuriame reikia tylos. Tai taip pat tikiu, kad ir jūsų gyvenimo istorijose nutinka tokių įvykių, kai nebėra nei ką sakyti, nei ką daryti, nei kur eiti, nei kaip paaiškinti. Tiesiog esi nuščiuvęs ir galbūt net nelabai supranti, bet širdis sako apie tai, kad reikia išbūti. Širdis sako, kad reikia išbūti. Taigi ši diena, tai yra ta diena, kada mes turime įsiklausyti į savo širdį ir išbūti. Išbūti šiuose įvykiuose, prie Jėzaus kapo. Išbūti įvykiuose, kur nėra pilnai apčiuopiamumo. Išbūti įvykiuose, kur atrodo labiau viešpatauja mirtis nei gyvenimas. Tai atneškime šiandien ir prie Jėzaus kapo, prie tos tylos, galbūt prie uždaro tabernakulio, prie uždengto švenčiausio sakramento. Atneškime tuos įvykius, kur mes nelabai suvokiam gyvenime. Bet dėka kantrybės, pasitikėjimo širdimi, kurioje veikia Dievas, mes išbuvome. Ir per tai įgyjame išminties, jog Dievas išveda. Taigi ir šiandien reikia to momento. Reikia to momento nebe prie savo istorijos išbuvimo, bet prie Jėzaus istorijos iš meilės mums išbuvimo. Šiandien norėtųsi cituoti psalmės žodžius, kurie galbūt irgi gali būti kelrodis mums, kai ne visada galime paaiškinti tikėjimo įvykius, ne visada galime paaiškinti savo šeimos įvykius, savo istorijos įvykius. Kas belieka, ką ir pataria šventas Ignacas dažniausiai ne paguodoje, prisiminti paguodą. Taigi prisiminti išganingą Dievo veikimą. Prisiminti tai, kaip Jisai vedė, kaip Jisai kalbino, kaip Jisai išvedė, kaip Jisai drąsino, stiprino mus. Ir čia mums puikus kelrodis yra 84 psalmė. Kokios mielos tavo buveinės galybių viešpatie. Trokštu ir ilgiuosi viešpatie šventyklos kiemų. Mano kūnas ir širdis gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui.
Net žvirblis randa namus ir kregždė lizdą savo jaunikliams. Prie tavo aukurų galybių viešpatie mano karaliau ir mano Dieve. Kokie laimingi, kurie gyvena tavo namuose, visada šlovindami tave giesmę. Koks laimingas žmogus, kuris randa užuovėją tavyje, kurio širdis pakeliui į Siono kalną. O viešpatie galybių Dieve, išgirsk mano maldą, klausykis, Jokūbo Dieve. Dieve, maloniai pažvelk į mūsų skydą, pasižiūrėk į savo pateptoją veidą. Verčiau gulėčiau prie Dievo namų slenksčio, negu gyvenčiau nedorėlių palapinėse. Juk viešpats Dievas yra ir saulė, ir skydas, jis teikia malonę ir garbę. Galybių viešpatie, koks laimingas žmogus, kuris tavimi pasitikė. Taigi šiandienos rytas ir diena tai yra pasitikėjimo kelias, pasitikėjimo viešpačių kelias. Mums reikia Dievo, Dievui reikia mūsų ir mums reikia vieniems kitų. Tai būkite palaiminti, laukdami šventų Velykų, Velyknakčio apeigų ir su šventom Velykom iš Romos. Palaimintos tylos.